Šakių Zanavykas antrose regionų krepšinio lygos finalo rungtynėse namuose po pratęsimo 108-103 nugalėjo Radviliškio krepšinio klubą Radviliškis ir serijoje iki 3 pergalių išlygino rezultatą 1-1. Visą rungtynių laiką svečiai buvo priekyje, tačiau liko žaisti iki ketvirtojo kėlinuko kiek daugiau nei 2 minutės. Tomas Trekstys aštriu prasiveržimu pelnė 2 taškus ir išvedė savo komandai priekį 87-86. Tačiau likus 16 sekundžių rezultatas buvo lygus 90-90. Per tą laiką šakiečiai spėjo atakuoti net 2 kartus, tačiau tiek Ostreikos dvitaškis, tiek Karpičiaus tritaškis, kuris galėjo išplėšti pergalę, skriejo pro šalį ir komandoms teko žaisti pratęsimą. Be kojos traumą patyrusio Gėriaus Pečilionio geriau pradėję pratęsimą šeimininkai įsiveržė į priekį ir po taiklaus Tomo Rekšiaus dvitaškio pirmavo 4 taškų skirtumu 99-95. Likus žaisti 25 sekundės, radviliškiečiai galėjo išlyginti rezultatą. Tačiau pratęsimo pradžioje 3 fantastiškus tritaškius pataikęs Rykis Rauktys tolimo metimo nepataikė ir Zanavykas iškovojo sunkią pergalę rezultatu 108-103. Buvo didelės svarbos varžybos. Praktiškai ši pergalė galėjo nulemti visą finalą. Buvo daug emocijų, bet kas šauniausia, kad visi komandos nariai parodė komandos tikrą dvasią, kad kai reikia galim susitelkti ir žūtbūt padaryti tai, ką reikia. Ir malonu, kad visi iki pat galo, kaip ir kapitonas Pečilionis, krisdamas, kovodamas, iki galo parodė jaunimui, kaip reikia draskytis ir kad pasiekti tokią pergalę. Šiandieną mums rungtynių pabaigoje truputėlį pristigo kai kokių žaidėjų neįvykdė mūsų trenerių reikalavimų, ką mes buvom jiem per pertraukėlės pasakę. Tai yra paskubėjo tais momentais, kada nereikėjo skubėti ir praradom keletą kamuolių ir to pasiekoje turbūt ir pralaimėjom, nors visas varžybas šiandieną mes vedėm ir šansų laimėti tikrai turėjom, lygiai tiek pat, kiek ir Šakiai. Nugalėtojo ekipoje pasižymėjo po 21 tašką surinkę Rolandas Vačiulaitis ir Tomas Trekstys. Komandos kapitono Giedriaus Pečilionio sąskaitoje 19 taškų ir 5 kartus atkovotas kamuolys. Regimantas Ostreika pelnė 14, Giedrius Būda 11 taškų. Regimantas Ostreika taip pat dar atkovojo 10 kartų kamuolį. Tarp radviliškiečių nesulaikomas buvo Rytis Rauktys, jo sąskaitoje 30 pelnytų taškų. Vytautas Pliauga įmetė 15, Aivaras Grigaliūnas ir Paulius Balčiūnas po 14 taškų. Savo žaidimu šiandieną mūsų komandoje, sakykime, tikrai džiugino Rytis Rauktys. Gynyboje, sakyčiau, žaidė daugmaž visi gerai žaidė. Aišku, rezultatas rodo, kad mes gal kaip tik ir gynyboje per mažai padirbėjom, todėl kad prasileidom pakankamai per daug taškų, kas yra nebūdinga mūsų komandai. Mes viską, šiaip pagrindas tai yra gynyba. Pirmas varžybas ten nelabai pasisekė mums. Praktiškai startas kaip ir taip visų rungtynių neatžaidė, nes labai daug atsilikinėjom, tai tausojomės jėgas šiom rungtynėm. Šiandien jau ir atidavėm visi ir jungiamą, ir per pratęsimą pasimatė, ten lyderių vis atsirado, visi reikalingi taškai. Trečiosios regionų krepšinio lygos finalo rungtynės bus žaidžiamos balandžio 1 dieną 18 val. Radviliškyje. Ketvirtosios balandžio 3 dieną 18 val. Šakiuose. Po šių rungtynių, manau, daug ką supratom, pamatėm, kur jie turi silpnų vietų, ką mes galim dadėti, kaip reikia žaisti. Manau, tikrai bus daug geresnis varžybos ir rezultatą tikrai stengsimės padaryti kuo geresnį. Komandos yra lygios ir gal sėkmė ir fortūna, kam bus palankesnė sporte, jie ir ko gero laimės čempionatą. Darius Pavalkis, Draugas TV.